Esu Deividas Makavičius, Renavo dvaro sodybos direktorius. Šiuo metu mes esame Renavo dvaro sodyboje, viename iš 14 išlikusių sodybos pastatų, tai pačiame pašniausiame ir didžiausiame, kuris vadinamas Renavo rūmai. Kadangi pastatas yra mūrinis, nemedinis, tai jį oficialiai ir vadinami rūmais. Dvaro istorija mena iš vis tos vietovės, žmonės apsigyveno net ir akmens amžiuje. Mes čia esame radę ir pilkapynus, ir archeologiniai tyrinėjimai yra dvaro sodyboje atlikti. Tai rodo, kad vietovė yra patraukli gyventi žmonėm, nes prateka nuostabus upelis Varduva. Dvaro sodybos istorija mena daugiau negu 300 metų laikotarpį. Dabartinį vaizdą, kokį mes matome, tai jis yra suformuotas panašiai 1850 metais. Tada tuo laikotarpiu dvaras klestėjo ir, galima sakyti, tai buvo aukso amžiaus Renavo dvarui iš viso. Tokios sodybos, kaip ir nesivadino, tiesiog buvo Renavo dvaras. Ir žinome, kad čia yra dvi skirtingos kartos, ne kartos, bet, sakykime, dinastijos. Tai valdė šią vietovę, tai pradėjo valdyti pradžioje baronai, jau paskui paveldėjimo būdu jau perėmė grafai. Pagrindiniai valdytojai dvaro, kurie suformavo esamą dvaro struktūrą, statinius, surinko meno kolekciją, išplėtojo sodus, parkus, tai vis dėlto yra baronai Renė. Tai jų kilmė yra vokiečiai, kurie tolimesnė dinastija siekia Prancūzijos, kadangi mūsiškiai buvo kilę iš Brėmeno žemės, tai palyginus netoli Prancūzijos. Ir kiek mums pavyko sužinoti, tai įvyko kažkokie konfliktai Vokietijai tarp šeimų. Tai mūsiškiai viską išpardavinėja, tiesiog nusipirko žemės Lietuvoje, Kurše, Latvijoje, Gargžduose, Renave ir įsikūrė čia. Nes tuo laikotarpiu Europa buvo, kaip ir dabar, sakykime, vieninga. Ir tas ekonominis lygis buvo labai panašus tiek Lietuvoje, tiek ir Vakarų Europoje. Tai jiems praktiškai kur gyventi buvo panašiai tas pas, o galimybė plėtoti žemės ūkį, užsiimti sodininkystę buvo net geresnės čia, kadangi mažesnis tankumas, konkurencija mažesnė, o žemės palyginus derlingos pas mus. Tai viską išpardavinėjo, nusipirko du broliai dvarus čia. Tai vienas Feliksas Renė nusipirko Gargžduose, o Antanas Renė čia. Ir du broliai valdė palyginus netoli du skirtingus dvarus. Tačiau išliko tik mūsų Renavo dvaras. Gargžduose tik yra vietovardis ir parko likučiai. Paskutiniai valdytojai tai buvo grafai Milžinskiai, o paveldėjimas vyko gan savotiškai, nes senais laikais paveldėti galėjo tik pagal vyrišką liniją. Tai tiesiog tų istorijų peripetija mūsų baronai turėjo vien dukras, tik vienintelis mūsų Antano barono Renė brolis, kur gyveno Gargžduose, turėjo sūnų, bet jis nesukūrė šeimos. Tai praktiškai tokių šeimininių, istorinių visokių vingrybėm mūsų dvaras atiteko grafams Milžinskiams. Ir jie valdė dvarą praktiškai iki Antro pasaulinio karo pradžios. Ir paskutinė savininkė buvo grafienė su dukra ir artėjant frontui čia Mažeikio rajono Renavą, link Sedos praėjo čia didelę fronto liniją, jie pasitraukė į vakarus. Ir tiesiog dabar šis dvaras neturi savo tiesioginių paveldėtojų, bandėm susisiekti, bet praktiškai tokių tiesioginių paveldėtojų nebėra. Ir užėjus sovietmečiui, dvaras buvo nacionalizuotas, visos vertybės iš dvaro, kas nebuvo išvežta, sunaikinta kareivių ar karo nuniokota, buvo išvežta iš Šiaulių muziejų ir Telšius. Tai dalis eksponatų yra saugoma ten ir mes dabar stengiamės, kad po truputį jie grįžtų atgal į savo tikrą istorinį vietą. Labai dėkojam ir Šiaulių Aušros muziejaus vadovybei, kurie geranoriškai supranta tai ir po truputį bendradarbiauja tą linkmę su mumis. Taip pat pavyko susigrąžinti dalį knygų, kurios buvo mūsų nuostabioje bibliotekoje. Tai daugiau negu 120 istorinių knygų su grafų ir baronų, daugumai net baronų lipdėmis, autografais. Ir jos yra dabar tikroji savo vietoje, nes tuo labiau, kad norint atkurti istorinę ekspoziciją šitose menėse,
geriausia būtų eksponuoti tuos baldus, kuriuos savininkai ir pirkosi priderindami prie šito interjero. Nes galima, aišku, jį dekoruoti bet kokiais baldais, kad ir to laikmečio, bet geriausiai vis dėlto bus tie baldai, kurie jie patys žiūrėjo, kaip jie derėjo čia tai vietai. Šiuo metu mūsų dvaro sodyba apima daugiau negu 50 hektarų su 11 statinių. Didžioji dalis tų statinių, aišku, yra ūkiniai, kurie dar kažkiek yra išlikę ar likę bent griuvėsiai. Dalis pastatų yra sunykę nebesugrįžtamai dvaro sodyboje. Tai europinėmis lėšomis ir Mažeikių savivaldybės rajono dėka pavyko atnaujinti, renovuoti 3 pastatus. Šiuo metu, kaip esam pagrindiniuose dvaro rūmuose, tai jis yra renovuotas praktiškai iš pagrindų, ten pradedant stogų, langais ir parketų, maksimaliai saugojant autentiškus elementus, dekoro elementus, išlaikant vyravusias spalvas ir panašiai. Tai čia yra išsaugota prisilaikant visų paveldosauginių taisyklių ir, aišku, pritaikant turistiniai veiklai. Suremontuotas, sutvarkytas sandėlis, istoriškai vadinosi lobynu, nors lobį ten nebuvo laikoma, bet manoma, kad buvo saugomi geresni darbo įrankiai. Tai jis kol kas atlieka ūkinę funkciją, tai įrengta katilinė, kur šildo visus kitus pastatus, papildoma patalpa darbo įrankiams, kaip ir buvo istoriškai sudėta. Taip pat yra sutvarkytas jau bebuvęs sugriūti, suirti dvaro svirnas. Tai jo paskirtis dabar yra tokia edukacinė konferencijų salė įrengta, kad galėtume vykdyti mokymus, pristatymus, taip pat ir įvairias parodas antrame aukšte. Šiaip, kiek dar pavyko panagrinėti atsiminimus senų žmonių, kurie dar kažkiek tai matė ar senelį, ar dar kažkiek tai visi sakė, kad jiems krito į akis, ypač kad rūmų didžiojoje salėje grindys buvo veidrodinės, iš veidrodžio. Bet tai pagalvojus, tai taip negalėjo būti, bet tiesiog jos, matyt, buvo tiek nupoliruotos, nublizgintos, kad jos blizgėjo kaip veidrodžiai. Ir vaikams, kurie gyveno prastesnės sąlygas, jie atrodė kaip pauksuotos ir veidrodinės. Tai iš tikrųjų mūsų parketai buvo unikalūs tuom, kad, aišku, jie buvo ąžuoliniai ir skirtingas raštas kiekvienoje salėje ar menėje buvo vis kitokio raštu. Tai šiuo metu šių salių centrinėse dalyse yra paliktas tik raštų fragmentai ir motyvai raštų, o pats autentiškas parketas su raštu ir su pačia mediena yra išlikęs pagrindiniai veidrodžio arba vakaro menė. Tai židiniai, jeigu atvykę žmonės gali pažiūrėti, kiekvienas židinys yra unikalus, kitoks ir yra autentiškas. Durys yra išlikusios pagrindinėse salėse, ekspozicinėse, kur išliko gipsatūros ir parketo elementai, yra taip pat išlikusios autentiškos su raštu. Kitose salėse žiūrim, kad motyvas kartojasi, tai tikėtina, kad visos durys buvo panašios. Atkartoja tą patį raštą ir raižinius ir yra dalis klijuotos gipso formų, dalis yra medinio, tai jos yra autentiškos. Pagrindinėse salėse pačios durys yra išlikusios autentiškos, o kitose tiesiog yra atkurta, bet išlaikant tą patį rašto motyvą. Tuose dviejose pagrindinėse salėse ir veidrodžių salėje yra išlikę toksai papuošimas, ažūrinis dalinai toksai grakštus, gipsinis tiesiog sienų ir lubų dekoro elementai, kurie daugiau negu 80% vis dėlto yra išlikę autentiški, ypač tose salėse, kur nebuvo stogo pažeidimų. Tai jie nebuvo paveikti drėgmės, vandens ir jie išsisaugojo. Gaila, kad kitose salėse, kurie turėjo išlikti, net neturim jokios istorinės medžiagos, kaip galėjo atrodyti. Tai kol kas net nebandėm atkurti. Biblioteka tai yra unikali
Tuom, kad mūsų dvaras vis dėlto yra kaimo vietovėje, ne arti miesto centro, ne didmiesčių, kur dominavo mokslas, kur galėjo lengviau pasiekti mokslo naujienas, o biblioteka yra gan didelė, užimanti, sakykime, kaip ir su pakopom vos ne per 2 aukštus, su specifiniais spiraliniais laiptais, o tie laiptai gaminti taip pačia gamykloje, kaip ir Eifelio bokšto konstrukcijas gamina ta pati gamykla, tai ir mūsų laiptus pagamina ta pati gamykla. Tai irgi toks unikalus faktas. Ir biblioteką įkūrė praktiškai Antanas baronas Renė. Jis buvo išsilavinęs žmogus, turėjo mokslo laipsnį, kuris dabar mūsų laikotarpiu būtų prilyginamas daktaro laipsnį, mokslo daktaro. Buvo masonų ložės narys, baigęs Tartu universitetą, tai jis buvo pažangus kaip šio krašto žmogus ir iš tikrųjų domėjosi mokslo naujovėmis. Tai kolekcionavo tas knygas, važiuodavo į Vilnių, sekdavo mokslo naujienas, taip pat domėjosi žemės ūkio, naujomis veislėmis, dėl to įkūrė nuostabų sodą dvaro sodybai, kuris buvo pripažintas po Palangos bene geriausių Žemaitijoje.